Aš dabar noriu pasidžiaugti, kad 25 rugpjūčio startas į naujas paslaugas, naujas galimybės. Aukščiausius Europos standartus atitinkantis keleiviniai autobusai, dideli ir maži, važiuos visais rajono priemiesčio keliais. Ir tokių maršrutų bus 30 ir tų autobusų bus net 71. Tai virš 50 autobusų Temza MD9, jie yra žemagrindžiai 55 vietų ir 16 Alto autobusų lietuvių gamintojo, tai yra liaudėmis papratę jas vadinti mikriukais, bet irgi žemagrindžiai 22 sėdimų vietų. During this time, as you know, in Turkey we had an earthquake, and during the earthquake we had some problems in the factory. It was not so easy to fix the buses and catch the delivery time. But with the Kaunas people and the Kautra patient and the support, we put this deal as a priority, and we did it finally. But it was not so easy. And we equipped and built these buses according to new generation or the new demands, new inquiry from the Kaunas people. Labai svarbu pasakyti, kad tai transporto priemonės, kurios 100% pritaikytos negalią turintiems žmonėms ir visiems kitiems. Bet ypatingas akcentas dėtas, kad būtų tenkinti negalią turinčių žmonių poreikiai, regėjimo negalią turinčių žmonių, kad brailio raštas ir pagalbos signalas, stebėjimo kameros, švieslentės būtų, garsinė informacija. Pone Birute, ar išbandėt jau naujuosius autobusus? Bandžiau. Ir kaip jum? Ar patogus bus naudotis? Patogus. Tai aš pripratus prie tokių autobusų. Dažnai naudojatės? Dažnai. Ir miesto, ir rajono. Mums svarbu įvažiavimas, kad būtų patogu. Kadangi Kauno rajonas yra tarp gražiausių upių, Nemunas, Neris, Nevėžis, Jese, o kita vertus čia labai daug yra miškų, o kai žalia ir mėlyna sumaišai, gaunasi smaragdinė spalva. Būtent tie smaragdiniai autobusai ir važinės visais rajono keliais. Mes visiems jums linkim visų mūsų vardų saugių ir tikrai sėkmingų kelionių.